Rugsėjo 25 dieną PwC metinėje konferencijoje skaitysiu pranešimą pavadinimu Sudėtingi sandoriai, TFAS taikymo praktika ir pavyzdžiai. Sudėtingų sandorių apskaitą noriu paliesti dėl 3 priežasčių. Tai pirma, įmonėms nebeužtenka paprastų sandorių tipų, kurių apskaita nesudėtinga. Verslo sąlygos reikalauja vadovų būti kūrybiškiems, vystyti projektus su partneriais, naudoti įvairesnės kapitalo formas ir išvestinės finansinės priemonės. Antra, neretai Lietuvoje įmonės supaprastintai žiūri į apskaitą. Jos neturi įpročio analizuoti apskaitos standartus ir vertinti sudėtingų sutarčių apskaitą ir įtaką finansinėms ataskaitoms. Tuo tarpu palyginimui vakarų pasaulyje dažnai įmonės netgi turi atskiras komandas, kurios nagrinėja sutartis iš apskaitos pusės ir stengiasi įvertinti jų apskaitinę įtaką. Na ir trečia, pastaruoju metu reikšmingai išaugo klaidų taisymo finansinėse ataskaitose skaičius ir mes atrinkome keletą sričių, kur tos klaidos pasitaiko dažniausiai ir norėtume jas paliesti šio pranešimo metu. Daugiausiai iššūkių įmonėms pastaruoju metu kyla 3 srityse. Pirma, verslo jungimai, antra, finansavimo struktūros ir sandoriai ir trečia, akcijų opcionai. Nors apskaitos standartų reikalavimai šiose srityse nesikeitė iš esmės, bet svarbu suprasti tai, kad tokie sandoriai nevyksta kasdien ir net ne kasmet, todėl neretai įmonių finansų komandos tiesiog neturi pakankamai patirties ir laiko jiems išnagrinėti greta savo kasdieninių darbų. Manau, kad mano pranešimas bus labai aktualus dėl to, kad nagrinėsiu sudėtingus sandorių tipus, kurie tikrai pasikartoja ir tampa vis dažnesni mūsų rinkoje. Na ir tikrai manau, kad bus dalyviam naudinga išgirsti apie juos ir iš tikrųjų pradėti mąstyti, kokią įtaką tie sandoriai gali turėti apskaitai ir tiesiog iš anksto juos nagrinėti, nepalikti visko paskutiniai minutei. Taip sutaupysite savo daug jėgų ir laiko audito metu.